Sveiki visi, ačiū, kad prisijungėte. Šiandien minima pasaulinė psichikos sveikatos diena, kurioje siekiama atkreipti daugiau visuomenės dėmesio į temas susijusias su psichikos sveikata. Organizacijose ir asmeninėme gyvenime psichinės sveikatos balansą dažnai sutrikdo krizės. Tai situacijos, kai sprendimų seka, lemtingas įvykis ar staigus pasikeitimas sukelia neišvengiamas permainas. Ką daryti organizacijoje įvykus krizei? Kaip padėti kenčiančiam kolegai? Ar apskritai įmanoma pasiruošti kriziniai situacijai? Apie tai šiandien padiskutuoti kviečia krizių įveikimo centras ir krizių, galima sakyti, anatomijos profesionalės. Tai nepriklausoma valdybų narė Orijana Mašalė, Asta Groblytė, mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos atstovė ir krizių įveikimo centro psichologė Diana Noreikienė. Ačiū Jums, kad prisijungėte, ačiū, kad dalyvaujate. Aš esu Agnė Jašinskienė, konsultacijų bendrovės Atverum konsultantė, būsiu su Jumis viso renginio metu. Noriu pasidalinti ir šiek tiek trumpa techninė informacija. Visų pranešimų metu Jūs galite užduoti klausimus mūsų pranešėjams. Klausimus galime užduoti komentarų skiltyje, o tiems, kas negali renginio transliacijos stebėti gyvai, vėliau bus prieinamas įrašas, todėl galėsite pakviesti draugus ir kolegas jį peržiūrėti. Pirmąją į mūsų virtualią sceną noriu pakviesti Orijaną Mašalę, nepriklausomą valdybų narę. Remdamasi daugiametę praktinę vadovavimo, krizių valdymo, įvairių incidentų valdymo patirtimi, Orijana sako, kad geriausia suvaldyta krizė yra neįvykusi krizė. Tai toks gana idealus scenarijus atrodo. Pasiklausykime, kaip išvengti krizių ir kokie 5 dalykai palengvins Jūsų krizės joms nutikus. Tai Orijana, prašau, scena Jūsų. Labą dieną visiems. Čia ta smagioji dalis pasijungti prezentaciją, kad ne tik tie, kurie įsidėmi pagal garsą, bet ir tie, kurie prisimena vaizdus, lengviau prisimintų šį pranešimą. Tai per artimiausias 30 minučių pasidalinsiu savo patirtimi, kaip tų krizių apskritai būtų galima išvengti, nes čia yra pats geriausias scenarijus galvojant apie krizes, o jeigu jų nepavyks išvengti, tai ką reikėtų padaryti, kad tas krizes įveikti būtų lengviau. Ir tiesą pasakius, išgirsite 5,5 dalykų ir patarimų, kurie padės įveikti tas krizes ir tikiuosi tą pusę irgi suspėsite užfiksuoti. Tai mano patirtis daugiausia yra susijusi su vadybiniais dalykais, tai yra aš 18 metų vadovauju įvairių organizacijų ar jų padaliniams, dirbu kaip nepriklausoma valdybų narė pirmininkė, teko matyti tiek, kaip veikia privatus verslas, viešasis sektorius, nevyriausybinis sektorius, amerikietiškas, gigantiškas verslas, skandinaviškas verslas. Ir tarp tokių įdomiausių dalykų, kurie yra susiję su krizėmis, tai man teko prisidėti prie COVID-19 valdymo pradžios, tai yra 2020 metų pavasaris, ta turbūt didžiausia krizė, su kuria mūsų šalis yra pastaruoju metu susidūrusi ir iš vidaus mačiau, kaip valdomos tokio lygio krizės. Lygiai taip pat konsultuodama bendrovės, turiu patirties dirbti ir su krizėmis, kurios užtinka tiek verslą, tiek viešai sektorių. Na, o šiandieną aš daugiausia dirbu su dirbtinio intelekto pramonės startuolio vystymu, vadovauju aviacijos asociacijos valdybai, valstybės įmonės Regitra valdybai, na ir būtent dalinuosi savo patirtimi ir žiniomis įvairiuose mokymuose, kaip kad šiandieninis. Tai pirmiausia, aš kiekvieną iš jūsų skatinsiu trumpai stabtelėti ir pagalvoti savo mintise, susidėti apibrėžimą, kas jums yra krizė. Kiekvienas mūsų, jeigu žvelgiam į profesinį kelią, tikėtina, galim pasirinkti pakankamai skirtingą atsakymą. Ir apibendrinus tai, kas yra rašoma vadovėliuose, kas yra rašoma įvairiuose straipsniuose, publikacijose susijusiuose su krizių valdymu, sakyčiau, kad visą tai galima sutraukti į tokius dalykus, kad krizė, žinoma, ateina netikėtai, jos poveikis paprastai yra labai didelis, reikia veikti labai greitai ir kas blogiausia, mes nežinom, kas bus ateityje. Ir jeigu manai, kad krizė jau baigėsi, tai su krize specifiškumas yra tas, kad tikėtina, kad jinai tikrai dar nesibaigė, nes tai būtų visai per paprasta.
Bet kai paprašiau jūsų pagalvoti, kas jums yra krizė, tikėtina, kad dalis iš jūsų pagalvojate labai skirtingus dalykus. Vieni pagalvojate apie krizę, kiti apie incidentą, treti apie kažkokią problemą, su kuria yra tekę susidurti. Na, o ketvirtą kategoriją aš vadinu tokiais dalykais, kurie jau net liežuvis neapsiverstų vadinti krizėmis, nes jo yra tiesiog verslo ar jūsų kitos organizacijos kasdienybė. Tai, kad pažvelgtume į pavyzdžius ir vienodamai suprastume, apie ką aš kalbu, tai labai suvokime vienodai, kas yra ta krizė ir kad neįsivaizduotume, kad vienas blogas postas Facebook'e, tai jau čia yra pasaulio pabaiga ir tikrai didžiausia krizė. Palyginkime su tokiais dalykais, su kuriais mums visiems dabar tenka susidurti, palyginkime su tokiais atvejais, su kuriais teko susidurti kitom organizacijom ir tada įsivardinkime savo, kad krizė yra iš tikrųjų tokio masto įvykiai, nemalonūs įvykiai, kaip kad rodau dabar skaidrėse. Kitas dalykas tai yra incidentai. Būtent šitą savoką paprastai irgi gali atrodyti išties labai baisi ir netgi tokie baisus atsitikimai kaip darbo vietoje žuvęs darbuotojas nebūtinai gali tapti krize, jeigu yra tinkamai suvaldomi. Ar kažkoks neveikimas sistemų, masinės darbuotojų lygos ir panašus dalykai, jie gali netapti krizėmis, jeigu bus laiku ir tinkamai valdomi. Trečiasis blokas tai yra paprastai problemos ir tos problemos, taip, kai verda organizacijos viduje, tuo metu atrodo baisiai didelės, kaip ten koks kliento skundas ar prastas interviu žiniasklaidai, bet kai mes žvelgiame iš ilgalaikės tos sunkiųjų krizių perspektyvos, visgi tai nėra labai labai baisus dalykai. Na ir galų gale kiekvieno iš mūsų organizacijos veikloje vis yra tam tikrų nemalonių dalykų ir nieko čia naujo ir nieko ypatingo nenutinka, jeigu ir klientų skolas pasitaiko, jeigu darbuotojai palieka jūsų organizaciją, jeigu tiekimo grandinė šlubuoja, kaip būtų gaila, bet tai yra tiesiog, na, aš tai vadinu angliškai business as usual. Nieko čia naujo ir dėl to mes ir esame savo organizacijose, kad galėtume tinkamai tokias kasdienės problemas, tokius iššūkius sutvarkyti. Tai šiandieną, kai aš minėsiu savoką krizė, tai aš turiu galvoje tiek krizės, tiek incidento savokas, kaip minėjau, dėl tos priežasties, kad bet kuris incidentas, jeigu jis yra netinkamai suvaldytas, jis greitai gali tapti krize. Tai dėl to, kai iš manęs girdėsite šitą terminą, galvokite būtent apie tokio lygio nelaimės iššūkius, su kuriuom tenka susidurti organizacijom, o ne apie tuos trečioje ir ketvirtoje vietoje esančius pavyzdžius, kurie taip yra nemalonus, bet per skambu būtų juos vadinti krizėmis ar incidentais. Taigi, kaip lengviau įveikti tokius dalykus, su kuriuom dėja vienai ir kitai organizacijai tenka susidurti? Tai tie mano 5 esminiai patarimai visgi prasidės nuo to, kad apibendrinant visą teorinę ir praktinę patirtį, mes galime sakyti, kad iš esmės yra 2 tokie požiūriai į krizių vadybą. Pirmasis požiūris jį galima būtų pavadinti, čeklistais. Tai yra, mes pasidarome sąrašą dalykų, kuriuos reikia pavadinti nutikus tam tikrai krizai ar incidentui ir tiesiog einame pagal tą sąrašą ir darome tuos dalykus, kurie jame yra surašyti. Antrasis tuo tarpu požiūris sako, jokie sąrašai tau nepadės, kai ateis krizė, tu turi turėti tinkamą organizacinę kultūrą, kuri ir padės suvaldyti šitą krizę. Trumpas klausimas kiekvienam susimastymui, kuris iš šių požiūrių yra geresnis. Ar mes turėtume turėti sąrašus priemonių, ar mes turėtume turėti kultūrą, kuri padės suvaldyti krizę. Ir mano galva teisingasis atsakymas yra tas, kad mums reikia abiejų šių dalykų, kad krizę mes tinkamai suvaldytume. Nes jeigu nežinosime, ką daryti, net ir patys geriausi žmonės nepajėgs tos krizės įveikti. Dėl to turime pradžioj turėti tam tikrus, pavadinkim, paruoštukus sąrašus, pagal kuriuos eidami mes valdome krizes, bet kita vertus turime turėti ir stiprius žmonės, kurie geba tokio tipo krizes valdyti. Tai tie 5 dalykai bus būtent per šių 2 požiūrių į krizių vadybą perspektyvą. Na ir taip, kaip Agnė jau mane citavo, aš tikrai tikiu, kad pati geriausia krizė yra ta, kuri neįvyko. Ir žinau, kaip kartais tai atrodo kontroversiškai, bet visgi, kai jūs galite pasidžiaugti tuo, kad per daugybę metų savo organizacijoje neturėjote jokios krizės, tai sveikinu, jūs tikrai puikiai valdote krizes.
nes vadinasi, jūs jų išvengėte. Ir vienas iš būdų išvengti tų krizių yra labai aiškiai apsibriežti, kokios yra rizikos mūsų organizacijoje. Kitai žodžiais tariant, kas blogiausia mūsų organizacijoje gali nutikti ir ką mes turime padaryti, kad šitas rizikas suvaldytume. Kadangi darbuojas aviacijos srityje, tai ir pasiskolinau labai puikų apibendrinimą iš buvusios kolegės iš aviacijos pasaulio, kas yra ta rizika. Tai čia ir matome, kad tai yra būtent ta įvykio tikimybė ir jo pasiekmių derinys. Ir valdydami rizikas mes tiesiog nusimatome tam tikrą priemonių planą, kuris mums gali sumažinti tam tikrus neigiamus dalykus, kurie gali nutikti mūsų organizacijoje. Praktiškai tai yra daroma taip, kad mes pasiėmome pesimistų su geriausia fantazija, kiekvienoje organizacijoje nebejotinai tokie žmonės egzistuoja. Ir šitiem pesimistam leidžiame daryti, ką jie nori. Tai yra išrašyti sąrašą pačių baisiausių dalykų, kurie gali nutikti jūsų organizacijoje. Ir paprastai tie sąrašai būna visai netrumpi. Kai įmonės ar kitos organizacijos pradeda daryti šitą pratimą, man yra tekę matyti net 100 maždaug rizikų sąrašą vienoje organizacijoje. Įsirašome viską, kas gali nutikti. Tada tas rizikas mes sureitinguojame, tai yra pagal jų poveikį ir tikimybę. Ir galų gale turime tam tikrą rizikų sąrašą, su kuriuo mes kaip organizacija ir turėtume pradėti dirbti. Ir visą tai susiplanavę, būtent mes turime labai aišku ir konkretų rizikų valdymo planą. Ir kaip tas rizikas galima valdyti, keletas tokių paprastų pavyzdžių. Aviacijoje vyksta be galo daug nuolatinių pratybų. Tai yra ne tik yra pasidaromas rizikų sąrašas, bet nuolat yra dirbama su tomis rizikomis, ką mes galime padaryti, kad jas sumažintume. Ir užšokant truputį įvykiam už akių, netgi yra rengiami krizių valdymo planai ir jie repetuojami, kas būtų, jeigu neduok dieve, nutiktų patys baisiausi scenarijai. Kitas pavyzdys galėtų būti tai, kad įmonės kaupia, pavyzdžiui, tam tikrus finansinius rezervus, pavadinkim tą juodai dienai. Ir žinau tokį vieną Lietuvoje veikiantį viešbutį, kuris taupė rezervą tam, kad galėtų renovuotis, kai ateis laikas lengviau visą tai būtų padaryti, bet atėjus COVID-ui šitas rezervas virto išgyvenimu tam, kad šitas verslas nežlugtų. Tai valdydami vieną riziką, šita įmonė sugebėjo tikroje krizėje pasinaudoti tuo sukauptų rezervų ir lengviau ją įveikti. Ir pats geriausias, turbūt mano girdėtas patarimas, kaip valdyti rizikas, yra šis, kad kai priėmė bet kokį sprendimą, pagalvok, kaip jis atrodys pirmame laikraščio puslapyje. Laikraščio puslapis, portalo pagrindinis straipsnis, radijo pirmasis reportažas, TV žinių pirmasis reportažas, kas būtų, jeigu tavo sprendimą paviešintų. Ir tuo būdu, jeigu mes mąstome per tą prizmę, ar mes tikrai priėmėme teisingą sprendimą, mes galime labai stipriai minimizuoti rizikas, kurios pas mus gali organizacijoje nutikti ir tuo būdu išvengti krizių ir tuo būdu natūralu džiaugtis tuo, kad mums pavyko suvaldyti krizę vien dėl to, kad ji nekilo. Tai tas pusė dalyko, apie kurį šiek tiek paanonsavau, jis labai tinka prie būtent rizikų valdymo plano. Šiaip rizikų valdymo planas, jeigu yra tam tikras sąrašas dalykų, kuriuos turim padaryti, tai šita skaidrė kalba ne apie sąrašą dalykų, ji kalba apie kultūrą ir santykį. Tai yra organizacija, kiekviena organizacija turi tikrai daug aplink ją esančių interesų grupėm, su kuriomis tenka bendrauti. Ir mes matome, kaip skirtinga organizacija su tomis interesų grupėmis veikia. Vieni be galo rūpinasi kiekviena iš šitų interesų grupių, kiti susikoncentruoja tik vieną ir kitą, o treti iš vis apie nieką nesirūpina ir galvoja, kad čia kažkaip gyvenimas pats susitvarkys. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kad krizės įveikti lengviausia tiem, kurie netgi gerais laikais rūpinasi ir gerai sutarė su visais. Nes kai ateina sunkus laikai, mes pirmiausia kreipiamės į tuos, kurie mums gali padėti, kurie gali suteikti vieną ar kitą pagalbą. Ir jeigu mes kaip organizacija tinkamai bendrausime su vairiomis interesų grupėmis, kai nebus jokių krizių, tai tikėtina, kad ir blogais laikais jos mums padės. Lygiai taip pat, jeigu mes tinkamai bendrausime, mes suvaldysime didžiąją dalį rizikų, būtent per tą savo santykį su interesų grupėmis ir vėlgi būsime laimingi tuo, kad užkirtome kelią vienai ir kitai krizei. Tai padirbėję su rizikomis, keliaujame prie antro punkto, ką reikėtų pasidaryti, kad krizės įveikti būtų lengviau.
Ir čia vėlgi yra šitas sąrašas dalykų, kurį reikėtų pasidalyti iš šito aspekto. Ir kai mes kalbame apie krizių valdymo planą, tai turime suvokti, kad čia yra pačios didžiausias ir sunkiai valdomos rizikos. Tikrai nesakau, kad įmanoma suvaldyti kiekvieną riziką, kad jinai netaptų krize, bet jeigu mes iš tų didžiausių, sunkiausių rizikų paversime visą tai krizių valdymo planą, tai mums valdyti krizes neabejotinai bus paprasčiau. Ir šitame plane yra daugybė stambesnių ar smulkesnių elementų, bet taip apibendrinant galima sakyti, kad kiekviena organizacija pirmiausia turėtų sutarti, kas yra krizė ir incidentas, nes kiekvienoje organizacijoje šita samprata tikrai bus labai skirtinga. Padirbėję būtent su rizikomis identifikuoti, kas iš jų gali virsti krizėmis, kaip mes su jomis dirbsime, kas bus tie žmonės, kurie valdys krizes, kas juos pavaduos, kaip mes komunikuosime, galų gale, kokių resursų reikės, kad šitą krizę suvaldytume. Nes visgi tai yra neordinari situacija ir natūralu, kad ir resursų reikės tam tikrų neordinarių. Ir šalia to mes turime nepamiršti komunikuoti savo organizaciją apie tai, kad turime planą, reguliariai repetuoti ir netgi tą planą peržiūrėti. Ir kaip pavyzdį duosiu vienos aviacijos bendrovės pavyzdį. Čia matote 77 puslapių krizės valdymo planas, kur labai detaliai nurodytas kiekvienas galimas incidentas, ką daryti jam nutikus, kiekviena krizė, ką daryti jai nutikus, su labai konkrečiais nurodymais, kaip elgtis. Ar kiekviena organizacija reikia turėti tokį detalų planą? Būtų gerai, bet ne visada ir rankos prie to prieina. Tai ką rekomenduočiau turėti? Bent jau tokį nedidelį dokumentą, kaip štai rodau vieno darželio Panevėžio rajone pavyzdį, bent jau susirašyti, kas jūsų organizacija yra atsakingi už krizių valdymą, kad jom nutikus žmonės žinotų, kur kreiptis ir ką reikėtų daryti. Neretai įvairiuose detaliuose, tokia išsamiuose mokymuose apie krizių valdymą, kai tenka dirbti ir visą dieną su atskira grupe ir darant tam tikras praktinės užduotis, visada girdžiu tokį skepsį, tai kokia čia krizė, jeigu tu jai pasirengsi. Taip, tikrai neįmanoma pasirengti visom įmanomam krizėm, bet ką įmanoma padaryti, tai suformuoti tam tikrą mąstymo būdą ir kultūrą jūsų organizacijose, kad kai nutiks blogi dalykai, jūsų žmonės būtų pasiruošę tinkamai su jais tvarkytis. Ir būtent tos tokios repeticijos, nemalonios, kaip būtų gaila repeticijos, bet jos būtent formuoja tą mąstymo būdą ir dėl to padeda lengviau tvarkytis tais blogais laikais. Na ir čia natūralu mes pereiname prie trečio punkto, ko reikia blogais laikais ir, aišku, reikia tinkamos komandos. Ir kalbant apie komandą, aviacijoje mes turėjome labai skaudžių krizių. 80-ame dešimtmetyje buvo tokios skaudžios istorijos, kai daugybė žmonių neteko gyvybės ir kai žmonės darė tyrimus, akademikai, įvairių avarijų, incidentų žinovai, kodėl taip nutiko, tai paaiškėjo, kad pagrindinė priežastis buvo ta, kad tuo metu aviacijoje sprendė tik tai lėktuvo kapitonas ir ne kažkoks kitas žmogus ir netgi kalbėti su kapitonu buvo nedrąsu. Tuo tarpu šioje fotografijoje esantis mano tėtis turėjęs pats įvairių aviacinių incidentų, kai jo paklausiau, tai kaip tu su jom susitvarkiai, su tokiais sudėtingais dalykais, jis labai ramiai atsakė, taigi ne vienas esi, turi komandą ir ta komanda padės viską susitvarkyti. Tai ko reikia toj komandai, kokie čia tie liūtai turėtų būti, kurie ateina valdyti krizes, tai iš esmės, jeigu žvelgiamės per funkcijas, tai patys svarbiausia, aišku, yra žmonės, kurie yra tos srities ekspertai. Jeigu mes turim kažkokį incidentą gamykloje, natūralu, kad čia turi būti gamybos žmonės. Jeigu mes kalbame apie IT sistemų neveikimą, natūralu, kad čia turi būti šitos srities žmonės. Bet kuriuo atveju tie, kas yra patys geriausi jūsų žmonės, jie turi prisidėti prie krizių valdymo, nes tai yra toks sudėtingas dalykas, kur niekas kitas apart jūsų geriausių tikrai taip gerai to nesuvaldys. Neabejotinai didelį dėmesį reikia skirti komunikacijai. Komunikacija turi susitarti su teise ir visą tai vertinga fiksuoti. Ir dar svarbu nepamiršti, kad kažkas turi šitos žmonės pavaduoti, jeigu jie, neduok dieve, tuo metu nebūtų šalyje, negalėtų vienu ar kitu būdu prisidėti prie šitos krizės valdymo. Ir taip pat rekomenduočiau nepamiršti turėti išorės ekspertus,
kurie šiek tiek blaiviau gali pasižiūrėti visą jūsų krizę ir gali padėti ją suvaldyti lengviau ir paprasčiau. O jeigu mes kalbame apie asmeninės savybės ir komandos savybės, kurios yra svarbios krizės valdyme, tai pats pirmas mano patarimas – netraukite krizę nieko, kuo nepasitikite. Krizės valdymas reikalauja beprotiško pasitikėjimą vienas kitu, todėl čia turi būti tie žmonės, kuriais jūs labiausia pasitikite. Ir kas yra svarbu, šitie žmonės turi būti labai šaltais nervais ir tai yra tie žmonės, kurie ima ir daro. Ir labai dar vienas svarbus akcentas krizių kontekste – natūralu, kad čia pasitaiko klaidų. Mes nei vienas nežinome, kaip tvarkyti su vienais ar kitais dalykais, kol juos nepapuolame, ne veltui tai yra krizė, ne veltui toks yra didžiulis sukrėtimas. Todėl turime labai toleruoti vienas kito klaidas, pagarbiai bendrauti vienas su kitu, pamatyti, kada reikia pailsėti, nes pripažinkime, nei vienas iš mūsų krizės valdyme nesielgiame tobulai, galime elgtis labai gerai, bet iki tobulumo dar labai toli. Todėl tik tai komanda veikdama kartu, tinkamai bendraudama, tinkamai dirbdama gali įveikti bet kurią krizę. Tai kalbant apie bendravimą, nebejotinas krizių valdymo aspektas yra komunikacija ir čia pradžiai norėčiau pažymėti tai, kad neretai viešoje erdvėje daroma yra tokia klaida. Mes kokios nors krizės incidento kontekste neretai matome apkaltinimą, kad neva jie prastai valdo krizę, nes prastai komunikuoja. Tai šiuo būdu yra sudedami du labai skirtingi dalykai – krizės valdymas ir krizės komunikacija į vieną ir tą patį. Bet iš esmės tai yra šiek tiek skirtingi dalykai ir norėčiau pažymėti, kad kai ištinka krizė, pirmiausia reikia ją valdyti, tinkamai valdyti ir tada natūralu tinkamai tą visą valdymą komunikuoti. Ir kai mes kalbame apie komunikaciją, iš esmės, sakyčiau, yra tokios 4 esminės taisyklės, kad pirmiausia kalbėti privalome mes patys, visada teikti operatyvę ir teisingą informaciją, kad taptume tuo pradiniu, svarbiausiu pirminiu komunikacijos šaltiniu. Reikia nepamiršti, kad tai, ką mes pasakome darbuotojams viduje, yra lygu tą patį, ką mes pasakome išorėje ir tą suprasti, tam nusiteikti. Ir kas yra labai svarbu, neretai mes komunikaciją suvedame į pačių kalbėjimą, tačiau komunikacija yra ir girdėjimas. Ir ypač krizės metu yra labai svarbu girdėti, ką kalba kiti, apie ką jie kalba, ką norima pasakyti iš visuomenės, iš nukentėjusių ir kitų interesų grupių aspekto ir natūralu atitinkamai į tai reaguoti. Ir kalbant apie komunikaciją, mes tikrai neretai viešoje erdvėje matome daug klaidų, iš kurių didžiausias, aišku, būna tas pasidavimas panikai, tai yra įmonė nežino ar organizacija nežino, ką daryti, arba pasiunčia labai daug kalbėtojų, tie kalbėtojai būna neparuošti kalbėti, nesugeba atsakyti į klausimus ir tuo būdu išties mes ir su komunikacija krizės kontekste galime turėti nemažai problemų. Ir kai kalbame apie komunikaciją krizės metu, tai natūralu, kad visų žvilgsniai pirmiausia krypsta į vadovus. Ir jeigu čia mes matome, tarkime, migrantų krizės kontekste, natūralu, kad kalbėjo premjerė, ministrė, COVID-19 krizės kontekste kalbėjo premjeras ir ministras, pačio aukščiausio lygio žmonės kalba krizių metu. Žinoma, gali būti ir taip, kad kaip verslo pavyzdžiai rodo, komunikacijos žmonės lygiai taip pat gali kalbėti, bet ilgalaikėje perspektyvoje, kaip ir vienos iš tokių didelių krizių, kurie ištiko vieną bendrovę atveju, savininkas vis tiek yra kviečiamas kalbėti, pagrindinis akcininkas yra kviečiamas kalbėti, nes visuomenė būtent iš pagrindinių žmonių tikisi atsakymą. Dar nepamirškime, kad krizės metu kalba visi skeletai spintose, tai yra, kas blogo buvo padaryta, kas ko buvo nepatenkintas, kažkokių gandų prisigalvojo, tai tikrai krizės metu apie visą tai bus kalbama. Ir tas 5,5 elemento yra nemažiau svarbus, bet apie kurį mes neretai krizėse pamirštame, tai yra mes patys, kaip mes patys su savimi elgiamės krizių metu. Ir krizės iš esmės, taip apibendrinus, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, galim sakyti, kad sukelia mūsų vertybės ir elgesys, o krizės yra geros tuo, kad jos parodo mūsų vertybės ir charakterį. Ir kai mes kalbam apie tą parodymą, tai neretai pamirštame, vadovai galvoja, kad jie turi pirmiausia rūpintis darbuotojais ir čia rodys taip savo vertybės ir savo tą charakterį. Bet iš esmės reikia rūpintis ir savimi. Tiek krizės metu, tiek dar iki krizės ėjimo. Tai šitoje vietoje mes irgi vėlgi turime ir tą kultūrinį
ir sąrašą dalykų, kuriuos privalome padaryti. Ir tam, kad mes būtume stiprus krizėse, mes pirmiausia turime rūpintis savimi kasdienybėje. Ir kai mes apie tai kalbame, tai yra tinkamas fizinis pasirengimas, nes krizė reikalauja beprotiškų fizinių jėgų, tai natūralu yra stipri psichinė sveikata, stipri dvasinė sveikata ir viso to balansas. Ir prieš perdodant žodį kolegijai, būtent kalbėti apie tai, kaip rūpintis savimi ir kitais šitų krizių metu, aš noriu pacituoti, mano galva, patį gražiausią viešojo sektoriaus reklaminį šūkį. Tai yra šūkis gimęs būtent 20 metų pavasarį COVID krizės metu. Pagalbos kreipiasi drąsūs ir labai raginu galvoti apie tai, kad nei vienas iš mūsų nesame geležinis krizių metu ir dėl to turime pagalvoti, kaip padėti savo, kad galėtume padėti kitiem valdydami krizes. Tai rizikų valdymas, krizių valdymo planas, komanda, komunikacija ir aš yra tie 5 pagrindiniai dalykai, kurie padeda išvengti krizių arba padeda jas įveikti lengviau. Tai kiekvienam jūsų linkiu turėti valios, ryžto pasirūpinti visais šitais dalykais, kad krizės įveiktumėt lengviau, o ko dar labiau linkėčiau, kad niekada su jomis nesusidurtumėte. Tai laikas klausimam ir komentaram, jeigu tokių turėtumėt. Ačiū labai, Oriana, įdomu buvo pasiklausyti. Keletą klausimų turėtume, visi mes čia bendrai. Tai pirmas dalykas, jūs pati užsiminėte apie tą COVID krizę, bet jinai buvo ne vienintelė, ne krizės pastaruoju metu pasaulio, nes netgi užplūdo kaip banga po bangos, ar ne, ir viena dar nesibaigia, kita jau prasideda. Ar galima kažkaip vertinti, ar tos nuolatinės krizės išmokė organizacijas atsparumo, ar jos kaip tik galbūt išblaškė į verslą, įmonės, bendrovės ir organizacijas ir kaip tik dabar neaišku, kas yra tikra krizė, kas tiesiog įvykis? Labai toks įdomus ir taiklus klausimas, Agne. Tai turbūt organizacijos reaguoja skirtingai, tai priklauso tiek nuo jų kultūros, tiek nuo komandų. Dalis organizacijų tikrai palūžo ir matome istorijos apie perdegusius vadovus, apie perdegusius žmonės, apie užsidarančius verslus ir dėja tie tokie, jau beveik 3 metai, kuriais mes čia gyvenam, iš tikrųjų ne vienam buvo didžiulis iššūkis. Kitos organizacijos tarp tarpu labai mobilizavosi ir suspurtavo ir tikrai pasinaudojo tą banalią, bet teisingą frazę apie tai, kad krizė yra galimybė. Ir matome ir tokių pavyzdžių, bet jūs esat visiškai teisi iš tos pusės, kad mes pačią krizės dabar savoką turbūt turėsim pergalvoti ir permastyti, kas tai yra iš tikrųjų. Ir turime suprasti, kad, kai galvojame apie organizaciją, tai nereiškia, kad kasmet mus turėtų ištikti karas, maras, badas ir kiti baisūs dalykai, bet nepamiršti, kad organizacijoje gali nutikti ir kitų labai nemalonių incidentų, problemų, krizių, kurias rodžiau kaip pavyzdžius ir turime budriai būti pasirengę ir jiems. Tai kas dabar nutiko su šiais laikais, mes lyg pamiršom, kad gali nutikti ir kitos krizės mūsų organizacijose, tai labai raginčiau visus persižiūrėti šiek tiek šviežiom akim, kas dar nelemto gali nutikti ir atitinkamai pasiruošti, kad išvengtume didelių krizių tame. Vadinasi, rasti daugiau tų pesimistų su gera fantazija, ar ne, kaip jūs sakėte. Dar labai įdomu, ar yra kažkokia veiklos sfera ar sritis bendrovės veiklos, kurios būtų tokios labiau pažeidžiamesnės krizių atžvilgių, ar čia grinai priklauso nuo organizacijos konkrečios? Kaip rodo tyrimai, dažniausia krizės kyla dėl tokių dalykų pasaulyje. Aš dabar kalbėsiu ne Lietuvoje, apie pasaulinius tyrimus. Tai pirmiausia yra vadybinės krizės, tai yra tie blogai priimti sprendimai. Ir čia tas vertybių pademonstravimas dažniausiai veda į krizę vieną ar kitą. Antra priežastis paprastai būna technologiniai tam tikrie dalykai. Tai gali būti gaisras, sprogimas, kita baisi nelaimė, IT, tam tikri sistemų nesuveikimai. Ir trečias dalykas pasaulyje būna gamtinės kataklizmos ir su tuo susijusios didžiulės krizės. Tai Lietuvoje turbūt mes daugiau turėtume kalbėti apie technologinės vadybinės priežastis kaip pagrindinės ir čia turėtume skirti daugiausia dėmesio. O kai turiu dar vieną klausimą, kurio labai nemėgsta pranešėjai, tai sakykite, jeigu nenorėsit atsakyti, ar galėtumėt pasidalinti pavyzdžių įmonės, kuri, tarkim, pavyzdingai susitvarkė su krize pastaruoju metu Lietuvoje?
Klausimas, tai man patinka, kad blogoji dalis, kad nenorėčiau įmonės vardinti dėl to, kad jai pavyko įveikti krizę, šitai krizė netapus vieša. Tai aš grįšiu prie to pasakymo, kad geriausia yra krizė ta, apie kurią niekas nežino. Ir va čia yra geriausia suvaldyta krizė. Tai kai niekas apie jūs nežino, tai vadinasi, jūs viską gerai padarėte. Ačiū labai, Ariana, už įžvalgas ir už skirtą laiką.